Lapkričio 23 dieną Sabonio krepšinio centre praūžė Tarptautinės mėgėjų krepšinio lygos 3 sezono pirmasis turas. Šiuo renginiu komandos pradėjo ilgą kelią finalinio ketverto link, kuris įvyks kitų metų birželio mėnesį Kryme. Šiemet pirmenybėse dalyvauja 7 komandos iš 6 valstybių – Baltarusijos, Latvijos, Rusijos, Lenkijos, Ukrainos ir Lietuvos, Vilniaus bei Kauno krepšinių mėgėjų ekipos. Pirmieji į aikštę išbėgo principiniai varžovai šeimininkai Kauno krepšinio lygos rinktinė bei svečiai iš sostinės Vilniaus krepšinio lygos rinktinė. Nuo pat pradžių vilniečiai išsiveržė į priekį ir užtikrinamą persvarą palaikė visų rungtynių metu. Vilniečiai savo pranašumą įrodė rezultatu 94-74. Nugalėtojams net 31 tašką pelnė nepailstantis Darius Novickas, kauniečiams 16 taškų pelnė Justas Furmanavičius. Pažiūrint pagal rezultatą šiandien mes geresni. Jau vieną kart pralašėm Kaunui svarbų grajų, daugiau nebegalim pralašti, mes principinių kovų nepralašinėjom. Mes sostinės lygoj daug žaidžiam vienas su kitu, daug vienas kitą pažįstam, stengiamės išnaudoti tą, ką geriausiai galim. Individualiai mes pasirodo stipresni, taip ir stengiamės kovoti, kad užtvarėlė ir laisvai metam, kad ne jokių ten bebaimės metimai turi būti. Bet pas mus komanda kaip šeima, viens kitą visą laiką palaiko nuo suliuko ir jaunų, paimam visą laiką prijungiam, kurie dar tik tai eina to keliu, kaip sakoma. Mes kai veteranai, kurie jau vienam koja, viena jau baigėsi karjeras, padedam visiems po biškį tobulėti ir, sakau, visi tą po varžybų, visi po alaus bokaliuką, visi draugiški, visi maladės. Pirmas blynas prisivylęs, visi komanda pirmą kartą šiandieną susirinkę, dar kartu nežaidė, plius ryte gal biškai ankstyvos rungtynės, nespėjom prabusti. Vilniečiai truputį anksčiau atsikėlė, vis tiek reikėjo atvažiuoti. Galbūt neatsitvėrėm jų žaidėjų ir iš perimetro įkirtinėjo laisvi. Vietomis aukštaugiai atidirbo savo darbą, bet paskui gal skuboti sprendimai, vienas kitas netaiklus metimas ir taip ir gaunas. Antroje dvikovoje Latvijos krepšinio mėgėjų rinktinė nepasigailėjo Lenkijos atstovų ir palaužė juos daugiau nei įtikinamai rezultatu 82-51. Atkaklesnė kova vyko tik pirmoje rungtynių pusėje, o vėliau broliukai Latvijai pabėgo į priekį ir neleido varžovams net pagalvoti apie pergalę. This was the first game for me
as a coach for this team. So I was surprised for really good game, because this is like we had only a few trainings together, and this kind of team all together is for the first time, this year. So they played really good, and those men showed good game. So hopefully it will be one more time, Which team do you think is the strongest here? I think our team, Treti į aikštę išbėgo jau vienas rungtynes žaidę Vilniaus atstovai ir šių metų naujokai Rusijos rinktinės krepšininkai. Vyko daug spėlionių dėl šios komandos pajėgumo, tačiau rusai turnyre pasirodė visai neblogai ir nuo pat pradžių neleido vilniečiams atsipalaiduoti. Vis dėlto pergalę rezultatu 83-71 vėl iškovojo vilniečiai. Нам очень приятно, что мы все-таки добились выхода в эту международную лигу. Поэтому стараемся выигрывать и только выигрывать. В целом всей команде нравится и гостеприимство местное, и как все это организовано, все как проходит. И команда у нас в целом подобралась хорошая, игроки достойные. Значит, первую игру против ВКЛ, вильнюсовская команда, вы проиграли. И каковы вообще, что вы можете сказать о поражении и каков настрой на следующую игру? В целом посмотрели статистику, чуть-чуть проиграли буквально в подборах. А в целом игра равная, провалились чуть-чуть во второй четверти, проиграли 12 очков вторую четверть, а в основном игра равная. Так что будем надеяться, что это просто не сыгранность, так как встретились, можно сказать, 1-2 раза перед турниром. Поэтому будем наигрывать совместно и побеждать. Ketvirtose turo rungtynėse ietis surėmė Baltarusijos ir Latvijos atstovai. Šios rungtynės pasižymėjo itin aštria kova, o aikštė vienu metu vos nevirto ringu. Latviai pernai metais jau buvo įveikę šiuos varžovus, todėl tikėjosi tai padaryti ir šį kartą. Tačiau Baltarusiai taip pat prisiminė šią pernai metų nuoskaudą ir aikštėje žaidė itin susikaupę, bei po atkaklaus mūšio pergalę šventė rezultatu 83-71. Sunkiai su tokiu pralaimėjimu susitaikantys Latviai po rungtynių mėgino kibti į atlapus ir teisėjams, taigi už tokį elgesį bus svarstomi lygos taryboje. Prieš paskutiniai aikštelėje pasirodė Lenkijos ir Rusijos krepšininkai. Daugelis žiūrovų stebėjusių rungtynes pergalę prognozavo rusams.
Tačiau lenkai parodė, jog taip pat moka žaisti krepšinį ir ilgą laiką priešinosi varžovams. Vis dėlto ilgą laiką priekyje buvę Sankt Peterburgo atstovai iškovojo pergalę rezultatu 95-86. Paskutinėje turo dvikovoje jėgas išmėgino šeimininkai kauniečiai bei Baltarusijos krepšininkai. Kauniečiai po patirto rytinio knockdowno siekia reabilituotis bei įrodyti, kad ne veltui pernai metais iškovojo 3. vietą Odesoje. Ir nors jų varžovai tada pasidabino sidabro medaliais, laikinosios sostinės krepšininkai tiesiog negalėjo pralošti namuose, stebint tokiam dideliam skaičiui žiūrovų. Taigi varžovai buvo įveikti rezultatu 75-61. Taigi po šio turnyro pirmi turnyrinėje lentelėje yra Vilniečiai. 2-4 vietas užima Baltarusija, Kaunas ir Latvija. 5 vietoje su 1 pergalė yra Rusija, o 6 pergalės skonio dar nepatyrė lenkų krepšininkai. Paskutinę vietą kol kas užima Ukraina, kuri praleido pirmąjį turą. Kitas turas įvyks gruodžio 21 dieną Ukrainos sostinėje Kijeve. Komandos toliau tęs kovas krepšinio aikštelėse dėl išsvajotų 4 finalo ketverto vietų.